Turkish Airlines EuroLeague. I feel devotion. Labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams, labas vakaras Viasat Sport Baltic kanalo žiūrovams. Šį penktadienio jau pakankamai vėlų vakarą mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Martino Karpenos sporto rūmų Palacio de los Deportes iš Ispanijos. Žinoma, čia mačas, kuriame Kauno Žalgiris susitiks su Malagos Unicaja, su savo kaimynė turnyrinėje lentelėje, kurioje situacija po pralaimėto, vieno iš svarbiausių, ko gero, mūšių šį sezoną top 16. Praėjusią savaitę Žalgirio padėtis komplikuota, tačiau tą patį būtų galima pasakyti ir apie varžovus, kurie už Žalgirį turi tik tai vieną pergalę daugiau. Tiesą sakant, šitos komandos yra labai panašios ir jas vienyje daug bendrų bruožų šį sezoną, ne vien tik tai žali, balti marškinėliai, kuriuos jos keičia priklausomai nuo tų, kuriuos vilki varžovai vieneriuose ar kitariuose rungtynėse. Tai yra komandos, kurios fantastiškai sužaidė reguliarųjį sezoną, iškovojo po 8 pergalės, patyrė po 2 pralaimėjimus, tiek Žalgiris, tiek Malagos Unicaja. Pateko į kitą etapą, būdami tarsi ir favoritai, būdami malonėmis staigmenomis visiems Europos gigantams ir superklubams, tačiau antrajame etape nei Kauno Žalgiriui, nei Malagos Unicajai reikalai nesiklosto taip, kaip norėtųsi šioms komandoms. Ir dabar dar vienas mūšis, po kurio, ko gero, pralaimėjusi komanda galės atsisveikinti su praktinėmis viltimis patekti į kitą etapą. Žinoma, teorinių vilčių dar bus, dėl to, kad net ir po šio mačo reiks 5 turai, tačiau teorija yra teorija. Mes prie aritmetikos esame įpratę, aš suprantu krepšinio aistruolius, kurie iš pradžių nuleidžia galvas, po to pradeda skaičiuoti visus įmanomus variantus, bet man atrodo, kad dabar mažiausiai ką reikia daryti, tai skaičiuoti tos variantus, dėl to, kad jeigu Žalgiris šį vakarą pralaimės, variantų skaičiuoti kaip ir nebereikės. Net ir laimėjęs viską, kas liko, Žalgiris nepriklauso pats nuo savęs ir jam reikia gerai susiklostysių aplinkybių bei susidėliojus rezultatų kitose mačiuose. Tarkim ir šiandien po 15 minučių prasidės dvikova Atėnuose, kur Panathinaikos komanda žais su Anadolu Efes komanda. Būtent Panathinaikos ekipą ir nori pagauti ir Jasminas Repeša, ir Žuanas Plasa, ir abi šiandien tarpusavėje susitinkančios komandos, dėl to, kad Malagos Unicaja nuo Panathinaikos atsilieka tik tai 1 pergalę, Žalgiris atsilieka 2, tačiau jeigu žalgiriečiai šiandien laimėtų, tas skirtumas būtų 1 taškas, su sąlyga, kad Panathinaikos komanda šiandien nelaimės prieš Stambulo Anadolu Efes, o taip gali nutikti, jo labiau, kad mačas vyksta Graikijoje. Ir štai tos lenktynės tęsis tol, kol žinoma bus vilčių, todėl ko gero vietoj skaičiavimo, kas ir kaip galėtų būti ir kaip reikėtų dabar, kad susidėliotų ir susiklostytų situaciją, Kauno Žalgirio krepšininkams reikia pirmiausia padaryti vieną svarbų dalyką – laimėti šį vakarą čia, ir tas dalykas nebus lengvas. Mes prisimename pirmąsias rungtynes. Pirmose rungtynėse prieš mačą irgi nuotaika nebuvo pati geriausia, dėl to, kad tada Žalgiris pirmajame top 16 etape, pirmajame top 16 mače po dramatiškos kovos Atėnuose pralaimėjo Panathinaikosui, o dabar po antrojo pralaimėjimo dabar jau Kaune situacija yra kitokia, bet tada Žalgiriui žinoma pavyko išlyginti pergalių ir pralaimėjimų balansą, jis tapo 1-1 ir ta dvikova, nepaisant to, kad baigėsi Žalgirio persvara 12 taškų, buvo sunki ir įtempta ir taip pat galėjo pasibaigti ne tik tai Žalgirio, bet ir šiandieninių žalgiriečių varžovų naudai. Taigi tai buvo tiesiog dar vienas paliudijimas, kad visą tai, ką demonstravo Malagos Unicaja reguliariajame sezone, nebuvo atsitiktinumas ir tai nebuvo kokia nors silpnesnė grupė ar sėkmės faktorius. Tai yra komanda, kuri turi nagus ir ji tuos nagus pademonstravo, tarp kitko, ir top 16, dėl to, kad skirtingai negu Žalgiris, kuris kol kas įveikė tik tai Unicaja ir 2 vokiečių klubus, Unicaja sugebėjo pateikti staigmeną ir parklupdyti Maskvos CSKA arenoje. Tas rezultatas leidžia dabar Malagos Unicajai pirmauti prieš Žalgirį turnyrinėje lentelėje ir net jeigu žalgiriečiai šiandien pralaimėtų mažesnių skirtumų nei iškovojo pergalę Kaune, tai nieko nekeičia. Žalgiriui šiandien jau taškų balansas nieko nebereiškia, reikia pergalės bent 1 taško skirtumu. Čia varžovų komandos startinis penketas: Krunoslavas Simonas, Serhis Vidalis, Erlas Kalovėjus, Franas Vaskesas ir Luka Žoričius su 2 aukštais krepšininkais pradeda rungtynes.
Jasminas Repeša, na, jis kaitalioja savo startinį penketą, iš esmės nėra jokio tokio stabilaus startinio penketo ir nėra jokio žaidėjo, kuris būtinai visada pradeda rungtynes būdamas tame startinėme penketuke, tai kaip visada. Tas pats kalbant ir apie Žalgirį. Ir pliusas, ir minusas dėl to, kad viena vertus nežinai, kuris varžovas tą dieną išaus, kita vertus, aišku, gerai yra turėti akivaizdžiai aukštesnius savo klase ir meistriškumu krepšininkus savo gretose. Robertas Jevtokas kovos dėl ginčo. Lukas Žoričius arba Franas Vaskisas bus jo konkurentai. Dar keletas paskutiniųjų pasitarimų prieš prasidedant mačui. Kuriam šiandien teisėjauja Gerino Čerebuchas iš Italijos. Būtent jis dabar ir diskutavo su sekretariatu. Taip pat Tolgas Achinas, Čerebucho tautietis taip pat iš Italijos, ir slovenas Damiras Javoras. Neblogai mums pažįstamas teisėjas. Na, tiesą sakant, negaliu pasakyti, kam buvo skirta šita tylos minutė. Gal bėgant mačui išsiaiškinsime, o dabar prasideda rungtynės ir pirmąjį ginčio kamuolį atkovoja Kauno Žalgirio komanda. Oliveris Lafaitas, Marko Popovičius, Robertas Jevtokas, Kšištofas Lavrinovičius ir Tremilas Dardinas. Toks Kauno Žalgirio komandos startinis penketas. Na, toks dabar jis jau pradeda nusistovėti, jo labiau, kad nebėra Pauliaus Jankūno. Ir štai tokia Malagos Unikachos gynyba bei priverstinis Oliverio Lafaito metimas iš 3 taškų zonos, tam, kad nenuskambėtų ta 24 sekundžių sirena. Lukas Žoričius ir pirmasis taiklus jo metimas. Lukas Žoričius yra krepšininkas, kuris dabar ant bangos. Praėjusią savaitę rungtynėse su Brose Baskets, kurios, tarp kitko, sudėtingai klostėsi Malagos Unikachai. Lukas Žoričius pelnė 26 taškus ir surinko 28 naudingumo balus ir pasidalijo naudingiausių savaitės krepšininko titulą su dar 2 savo kolegomis. Apmaudu žinoma, kad tarp tų kolegų buvo ir Roko Ukičius, kuris pridarė daugybę nemalonumų Kauno Žalgiriui lemiamame 4-ame kėlinyje praėjusią savaitę Kaune. Na, Žalgirio taškų sąskaitą šiandien atidaro Kšištofas Lavrinovičius. Taiklus jo metimas iš 3 taškų zonos ir Žalgiris priekyje. Lukas Žoričius prieš Robertą Jevtoką, toli nuo krepšio, bet vis dėlto skyrė pražangą rungtynių arbitrai Robertui Jevtokui. Na, tiesą sakant, tai, kad Robertas Jevtokas yra aikštelėje ir gali rungtyniauti, yra labai svarbus faktorius šiandieninėje dvikovoje, dėl to, kad Malagos Unikacha tikrai turi neblogą priekinę liniją. 2 jos atstovai jau aikštelėje, yra dar ir tų, kurie pakils nuo atsarginių žaidėjų suolo. Tai yra vienas iš kozirių šitoje komandoje, nors, aišku, gali prabilti ir gynėjai. Serhis Vidalis, taiklus jo metimas iš 3 taškų zonos ir Malagos Unikacha vėl priekyje. Erlas Kalovėjus prieš Oliverį Lafaetą. Markas Popovičius prieš Serhį Vidalį. Užsilaikė kamuolį prie 3-taškio linijos Marko Popovičius. Staigus perdavimas į kraštą ir čia užtikrintai meta ir pataiko Tremilas Dardinas. 2 taškai, kol kas abi Kauno Žalgirio atakos pasibaigia taikliais metimais, išskyrus tą pačią pirmąją. Tada Oliveris Lafaitas nepataikė iš toli, o dabar pražanga puolime ir kamuolys atitenka Kauno Žalgiriui. Tremilas Dardinas mūsų ekranuose, kalbos sklinda apie tai, kad Tremilas Dardinas gali persikelti į Ispaniją ir sustiprinti Madrido Realo klubą. Na, visokių kalbų
yra, juo labiau, kad ir priežasčių, ko gero, tokiems persikelimams taip pat yra, bet kol tai tik tai kalbos, nebūtina į visą tai kreipti dėmesio. Nepavyksta Kšištofui Lavrinovičiui užbaigti atakos. Čia Malagos Unikakos kontrataka ir Serkis Vidalis ją užbaigė. Na, varžovų kontratakos jau kurį laiką yra Kauno Žalgirio komandos problema. Žalgiriečiai negali taip greitai pereiti iš gynybos į puolimą, kaip kad tai sugeba dažnai padaryti jų varžovai. Ir tie lengvi taškai, nesvarbu kiek jų būna, 10, 15 ar 20, iš tikrųjų labai stipriai keičia rungtynių balansą, ypatingai kai dvikovos vyksta su štai tokiais priešininkais, kuriuose galima tikėtis dramatiškos ir atkaklios kovos taškas į tašką. 2 klaidos iš eilės ir Kauno Žalgiris paleidžia šeimininkus. Už abi klaidas žalgiriečiai susimokėjo grinais taškais. Dar viena, trečioji klaida. Serkis Vidalis. Šį kartą Žalgirio komanda suspėjo sugrįžti į pozicinį puolimą. Simonas į baudos aikštelę ir dar vienas taiklus metimas. 3 dvitaškiai iš eilės. 3 metimai iš po krepšio ir Malagos Unikakas spurtuoja, priversdama prašyti Joaną Placą. Minutės pertraukėlės. Na, tiesą sakant, neprisimenu, kada taip anksti Žanas Plasa būtų paprašęs minutės pertraukėlės, bet jau aplinkybės aikštelėje privertė tą padaryti. Teoriškai pagal viso sezono braižą Žalgiris turėtų būti staigesnė komanda ir ta, kuri norėtų palaikyti didesnį tempą rungtynėse, bet praktiškai mes matėme dabar Malagos Unikakos greitų atakų spurtą. 3 tokios pakankamai greitos staigios atakos, išnaudojant Žalgirio klaidas, išnaudojant savo pačių perimtus kamuolius, ir tas 6 taškų spurtas leidžia dabar įgyti būtent tą 6 taškų persvarą Malagos Unikakai. Jokių pasikeitimų Kauno Žalgirio komandos penkete ir dabar ataka. Tremelo Įdardinui numeta kamuolį atgal Robertas Jevtokas. Tremelo Įdardino metimas netaiklus. Robertas Jevtokas pamuša kamuolį Marko Popovičiui. Dar vienas šansas Žalgiriui. Žalgiris šiek tiek geriau kovoja dėl atšokusių kamuolių, šiek tiek daugiau jų perima, šiek tiek taikliau atakuoja. Bet viskas tik tai šiek tiek, lyginant statistinius rodiklius su Malagos Unikaka. Tremelas Dardinas šiandien kol kas atrodo yra nusiteikęs parodyti viską, ką sugeba arenoje, kurioje jis yra žaidęs ir ne kartą, kadangi būtent Malagos Unikakoje praėjusį sezoną rungtyniavo Žalgirio lengvasis krašto puolėjas Serkis Vidalis. Netaiklus jo metimas, apsigina pagaliau, po kurio laiko pavyks apsiginti Kauno Žalgiriui. Štai taip paprastai sužaisti 2 prieš 2 nepavyksta. Marko Popovičius ir kamuolį praranda ir dar per rankas kerta Luką Žoričį. Jis irgi kroatas. Pirmoji pražanga Marko, kurio tritaškių serija praėjusią savaitę rungtynėse su Atėnų Panathinaikos ekipa nutrūko. 13. Tokių rungtynių buvo ir jos nutrūko. Franas Vaskesas, 2 jo taškai iš po krepšio.
Ir Malagos Unikakas susigražina tą patį 6 taškų pranašumą. Popovičius praneria pro varžovų nugaras, tačiau metimui progos nebuvo. Kšištofas Lavrinovičius, gražus buvo sumanimas, tačiau ne visai patogus. Perdavimas Robertui Javtokui, apsigina Unikaką. Erlas Kalovėjus. Franas Vaskesas ir dar vienas taiklus Frano Vaskeso metimas. Franas Vaskesas pirmose rungtynėse pelnė tik tai 6 taškus. Apskritai, ką nors išskirti tame mače būtų sudėtinga. Po 11 tada įmetė Lukas Žoričius ir Erlas Kalovėjus. Tačiau jeigu Erlas Kalovėjus žaidė labai stabiliai, pataikė beveik viską, 3 tritaškiai iš 4 ir vienintelis taiklus 2 taškis, tai Lukas Žoričiaus problema pirmose rungtynėse Kauno Žalgiriui išspręsti pavyko. Dėl to, kad jo pataikymo procentas buvo prastas, 4 metimai iš 9. Ir tą patį būtų galima pasakyti apie Markusą Viljamsą, kurį nuolat išskiria Žanas Plasa, kalbėdamas apie Malagos Unikaką, kuris kol kas sėdi ant atsarginių žaidėjo suolelio. Ir pirmose rungtynėse Žalgiris su Markusu Viljamsu susitvarkė. Na, o čia Krunoslavas Simonas, kuris taip pat tada nepridarė labai daug žalos žalgiriečiams, tačiau šiandien kol kas mačo scenarijus kitoks ir po dar vieno dvitaškio Unikacha jau turi 10 taškų persvarą labai greitai. Skirtumas pasidarė dviženklis. Marko Popovičius iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus. Šiandien vienas mačas jau įvyko. Maskvos CSKA nugalėjo Berlyno Albą namuose 80-65. Lukas Žoričiaus metimas iš vidutinio nuotolio. Na, šis krepšininkas gali pataikyti iš tokių pozicijų. Šį kartą netaiklus. Va, ir čia skirtumas. Po netaiklaus metimo 3 Unikachos krepšininkai išsirikiavę, laukia Oliverio Lafayeto, kuris vienas persivaro kamuolį. Ir labai paprastai. Erlas Kalovėjus prasižengdamas sustabdo šią ataką. Na, sunku pasakyti, ar Erlas Kalovėjus tikrai čia perdavinėjo kamuolį. Ar tai buvo labai nesėkmingas metimas. Bet kuriuo atveju viskas baigėsi gražiais 2 taškais į Kauno Žalgirio krepšį. Kauno Žalgirio gretose pasirodo praėjusią savaitę negalėjęs rungtyniauti Marijo Delašas ir taip pat pirmą kartą šios dienos rungtynėse aikštelėje Rimantas Kaukėnas. Krunoslavas Simonas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo ir ko gero taip, Markusą Viljamsą mes matome aikštelėje. Oliveris Lafayetas, jo metimas iš toli. Dar kartą nepataiko Oliveris Lafayetas, kamuolys atšoka Rimantui Kaukėnui. Rimantas Kaukėnas pakeitė Tremalą Dardiną. Nu, čia pirmasis taiklus Marijo Delašo metimas iš vidutinio nuotolio. Dar vienas kroatas šios rungtynėse 17-9, 2,5 minutės iki pirmo ketvirčio pabaigos. Lukas Žoričius prieš Darijušą Lavrinovičių, kuris pakeitė Robertą Javtoką. Žingsniai turėtų būti užfiksuoti Lukas Žoričiui. Apsigina. Brolis štai čia. Taip, paleido koją. Ir klaida. Antroji Malagos Unikachai. Žalgiris padarė 3 klaidas. 2 iš jų baigėsi greitomis atakomis ir lengvais šeimininkų taškais. Lafayetas. Graži Kauno Žalgirio komandos ataka, tačiau nepaisant tų 2 gražių perdavimų su varžovų rezistencija teko mesti į krepšį Darijušui Lavrinovičiui. 2 baudos metimai. 2 baudos metimai. Nu, čia dar vienas priekinės linijos žaidėjas, Endis Panko. Sunkiojo krašto pozicijoje rungtyniaujantis krepšininkas. Pradėjęs sezoną Atėnų Panathinaikos ekipoje. Darijušui Lavrinovičiui pavyksta pataikyti 1 baudos metimą iš 2. 17-10. Ir Markusas Viljamsas.
Rikiuoja savo komandą atakai. Į štai tokia. 3 taškai, kurios pelno Alejandro Urtasūnas. Ne, vis dėlto užmynė 3 taškio liniją. 2 taškis įskaitytas. 19-10 Unikakos naudai. Popovičius. Delašas. 8 sekundės atakai. Darišas Lavrinovičius baudos aikštelėje. Pergudrauja savo varžovo. 2 taškai. Prašoko. Ir patikėjo klaidinančių judesių Lukas Žoričius. 19-12. Williamsas pasižiūrėjo 3 taškio liniją. To užteko, kad Oliveris Lapaitis prišoktų prie jo. Tačiau pranerė dabar pro 2 žalgiriečius Williamsas. Ir tik tai netaiklus metimas gelbsti Kauno Žalgirį. Kamuolys atitenka Malagos Unikachai, kadangi rungtynių arbitras fiksuoja ginčą. Čia neblogas iš tikrųjų vis tiek Žalgirio laimėjimas dėl to, kad liko 1 sekundė. Ir kitą kėlinį Žalgiris vėl pradės turėdamas kamuolį savo rankose. Na štai ir baigėsi ta 1 sekundė. Taigi Žalgiris padarė darbą iki galo. 19-12. Ir Damiras Javoras atiduoda kamuolį Rimantui Kaukėnui. Šis atiduoda jį Oliveriui Lafayetui. 3-3 pagal klaidas. 12-19 pagal įmestus taškus. Mindaugas Kuzminskas aikštelėje. Jam mačas prieš Malagos Unikachą buvo sėkmingiausias šį sezoną. Fantastiškai blikstelėjo Mindaugas Kuzminskas tose rungtynėse Kaune. Na, tiesą pasakius, jis ir Kšištofas Lavrinovičius buvo patys didžiausi spurto iniciatoriai ketvirtajame kėlinyje. Spurto, kuris leido pabėgti nuo Malagos Unikachos, kuris leido laimėti rungtynes ir netgi padaryti tai 2-ženklių taškų skirtumų. Ir Mindaugas Kuzminskas tose rungtynėse buvo vienas iš sunkiausiai sustabdomų Kauno Žalgirio komandos žaidėjų. Jis buvo rezultatyviausias aikštelėje, pelnė 14 taškų ir atkovojo 8 kamuolius. Kšištofas Lavrinovičius tada pelnė 12. Paulius Jankūnas, kuris greičiausiai stebi šias rungtynes prie televizoriaus ekrano, pelnė 11 taškų, Marko Popovičius 10. Unikakos komandoje rezultatyviausiai buvo Erlas Kalovajus 11 taškų, Lukas Žoričius 11 ir Zoranas Dragičius pridėjęs 8 taškus. Atkovotas kamuolys. Dar vienas šansas žalgiriečiams. Čia statistika pagal atkovotus kamuolius po varžovų krepšiais. Rimantas Kaukėnas, jo metimas iš 3 taškų zonos pataiko. Rimantas Kaukėnas labai užtikrintai dabar atakavo Kauno Žalgirio komandos gynėjas. Na ir užtikrintumo priežastis be jokios abejonės buvo ir laikas, kurio buvo labai nedaug likę iki pirmo ketvirčio pabaigos. Ir su ta 20 minučių sirena Žalgiris ir su to Rimanto Kaukėno tritaškiu gerokai kerpa Malagos Unikachos turėtą pranašumą. Dabar 2 minučių pertrauka ir netrukus antrasis kėlinys. O čia susinervinęs Jasminas Repeša. Eurolygos transliacijas remia Unibet lažybos mobiliajame telefone. Patogiausias būdas lažintis. Unibet. Žaidėjai žaidėjams. Tikrai pastebite visas savo galimybės. Užsiregistruokite į nemokamą SEB banko konsultaciją ir mes patarsime jums, kaip planuoti finansinį gyvenimą, sumaniai taupyti ir įgyvendinti savo tikslus. Eurolygos transliacijas remia Unibet lažybos mobiliajame telefone. Patogiausias būdas lažintis. Unibet. Žaidėjai žaidėjams.
Transliacijas remia natūralus mineralinis vanduo Vytautas. Jis padės susigrąžinti prarastus mineralus ir atgauti jėgas. Mineralinis vanduo Vytautas. Atgauk jėgas. Artėja į pabaigą pertraukėlę, kurios metu davė transliacijos režisieriai paklausyti keletos Žano Plazos patarimų Kauno Žalgirio komandai. Ir pagrindinė linija buvo tokia. Pradedam žaisti nuo gynybos, ne nuo puolimo. Nuo gynybos, o puolime nereikia skubėti, reikia žaisti kantriai ir sulaukti geriausio momento ir pasirinkti teisingus sprendimus. Na, tokia bendra linija, bet pirmo kėlinio pabaiga buvo linksmesnė nei jo vidurys, kadangi Kauno Žalgiriui pavyko sumažinti skirtumą nuo 10 iki 3 taškų, tačiau dabar prasideda antrasis kėlinys ir prasideda jis netaikliu klaida dar viena puolime ir Kosta Perovičiaus atsakymu. Na taip, vieną po kito savo aukštaūgis kelia nuo atsarginių žaidėjų suolo Jasminas Repeša. Kauno Žalgiris stringa Malagos Unikakos gynyboje. Ir pats blogiausias dalykas yra tai, kad už tas klaidas reikia labai brangiai mokėti. Kaip sunkiai pavyko sumažinti tą skirtumą ir kaip greitai jis auga vėl Malagos Unikakos naudai. Čia mums kažkodėl tai rodo tą patį rezultatą, kuris buvo po pirmojo kėlinio, bet iš tikrųjų yra 24-16 Unikakos naudai, dėl to, kad Unikaka pelnė 5 taškus be atsako. Žalgiris antrąjį kėlinį pradeda padarydamas 3 klaidas iš eilės puolime. Pražanga puolime taip pat yra klaida. Nekeičia kažkodėl rezultatų, aš galėtų taip ir palikti. Bet aišku, tas rezultatas, kuris dega dabar mums, nėra susijęs tiesiogiai su rungtynių protokolu. Oliveris Lafaitas kol kas ieško savęs šios dienos rungtynėse. Mindaugas Kuzminskas atsidengia prie tritaškio linijos ir pataiko. Svarbus ir reikalingas buvo šis metimas. Ketvirtasis Mindaugo Kuzminsko taškas. Jie su Tremilu Dardinu. Rezultatyviausiai niekas nepelnė Žalgirio komandoje daugiau nei 4 taškų. Pražanga Rimantui Kaukėnui. Pirmoji šiandien, toks korektiškas, sakykim, taip buvo pirmasis kėlinys. Nedaug pražangų ir iš vienų, ir iš kitų pusės. Ne viena komanda neperžengė 4 komandinių pražangų atžymos. O Mario Delašui be jokios abejonės. Pauliaus Jankūno trauma yra šansas. Šansas gauti daugiau laiko, šansas daugiau nuveikti aikštelėje. 2 Malagos Unikakos bandymai. Abu nesėkmingi ir Kauno Žalgirio komandos gretose. Pirmą kartą Eurolygoje šį sezoną mes matome Donaldą Magratą. Na, labai įdomu bus pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip šis krepšininkas jausis aikštelėje. Aišku, tik tai komandos viduje geriau matyti situaciją ir kaip jautėsi šis žaidėjas treniruočių metu. Kas buvo čia? Kamuolys atiduotas Unikakai. Žingsniai Doni Magratui. Bet šiaip šykščiai kalbėjo apie šį krepšininką Žalgirio treneris Žanas Plasas, sakydamas, kad jam tiesiog reikia daugiau laiko. Lygiai taip pat šykščiai kalbėjo ir Marko Popovičius. Taigi galima būtų sakyti, ko gero, kad neatsitiko taip, kad Doni Magratas iš karto treniruotėse įnešė gyvumo, šviežumo ir suteikė savo partneriams daug vilties, kad bus naudingas jau dabar Eurolygoje. Pamatysime, kaip čia viskas atrodys. Rimanto Kaukėno metimas netaiklus, tačiau laiku atsidūręs po krepšiu ir vietoje atsidūręs po krepšiu Mario Delašas
pataiso šį metimą. Ir mažina skirtumą vėl iki tų pat 3 taškų, kurie skiria komandas. Po pirmųjų 10 minučių šiandien 24-21 ir Jasminas Repeša. Bei jo minutės pertraukėlė. Why I said why now, but first of all, screen has to be good. You have to move. Don't pass the ball now. Continue play 4 down, 4 down. But I want that you attack the field. I don't want that you go. I want that you get the ball close. It's okay. Defensively, 0 fouls here. 0 fouls. Be careful. This kid is a good shooter. Okay. Okay. No shot. No shot. Let's go. I'm okay. Let's go. Persivėjo Markusą Viljamsą būti atsargiam. Jasminas Repeša, kalbėdamas ko gero apie tai, kad Donaldas Magratas taip pat yra geras snaiperis. Arba kalbėdamas apie Rimantą Kaukeną, kuris savo snaiperiškus sugebėjimus jau įrodė. Šios dienos rungtynėse pataikydamas 1 tritaškį. Antrąjį pataisė Mario Delašas. Žalgiris pasitinka varžovus jų aikštės pusėje. Žingsniai Zoranui Dragičiui, kuris ką tik pasirodė aikštelėje. Ir puikiai žalgiriečių gynyba čia, už kurią pats savo pasiplojo Darjušas Lavrinovičius. Ir štai toks brolio metimas. Pasižvalgė, nėra ką daugiau daryti, laiko nėra. Metimas ir 2 taškai. Darjušas Lavrinovičius dabar tampa rezultatyviausiu Kauno Žalgirio komandos krepšininku. Jo sąskaitoje 5 taškai. Kosta Perovičius atgal Viljamsui, šis atgal Perovičiui, išmuša kamuolį jam Mario Delašas. Labai gerai žaidžia šiandien Mario Delašas kol kas. Viską daro be klaidų. Ir taškų pelnė, ir kamuolių atkovojo, dabar dar ir kamuolį perėmė ir greitai perdavė jį į priekį Donį Magratui, kurį pažeisdamas taisyklės stabdo Alejandro Urtasunas, jam pražanga. Bet kol kas taip Donį Magratas nedrąsiai taip jaučiasi aikštelėje, bent jau šalies vaizdas toks. Vat, reikėtų jam pataikyti tokį metimą ir jis tą padaro. Donį Magrato tritaškis yra taiklus. Tai tikrai didelį psichologinis postūmis ir svarbu, kad ir atsarginiai krepšininkai palaikė ir jį. Ir žinoma, tas tritaškis buvo svarbus dėl to, kad jis išveda į priekį Kauno Žalgirį. Žalgiris turi 2 taškų persvarą ir kamuolį savo rankose. Dar viena pražanga varžovams puolime. Šiandien toks įspūdis, kad pražangų puolime ir vieniems ir kitiems daugiau nei gynyboje. Franui Vaskesui yra įrašoma pražanga. Lietuvos skanduotė jūs girdite Malagoje, lietuvių yra. Nors šiaip kalbėdamas apie vietos fanus, Jonas Plazas sakė, kad matuojant pastarosius 15 metų, tai yra arena, kuri ir fanai, kurie patenka į trejetuką geriausių Ispanijoje. Klaida dabar. Ir Markusas Viljamsas gauna progą, kurią iš karto pasinaudoja. Žymiai lengviau varžovams rinkti taškus, kai jie viską daro greitame puolime. Pozicinėme puolime kol kas Žalgirio komandos gynyba su Malagos Unikaha daugiau mažiau susitvarko. Dar viena pražanga Franui Vaskesui.
Uždarytas buvo Doni Magratas. Taip ir nesugebėjo išlysti iš užtvaros. Mindaugui Kuzminskui nepavyksta prasibrauti, nors bandė jis tą padaryti iš karto pro 2 varžovus. Blokas. Markusas Viljamsas, dar vienas jo metimas. Turi tokią sprogstančią galę šis krepšininkas. Kalbu ne tiek apie greitį, kiek apie tai, kad tylėjęs jis gali prabilti ir pelnyti 5, 7, 8, 9 taškus iš eilės. Jonas Vaskesas prisirinko pražangų ir sėdasi ant suolo. Grįžta į aikštę Luka Žoričius. Malagos Unikakai tai dabar yra 4. komandinė pražanga. Gražiai žaidžia Mindaugas Kuzminskas. 2 taškai. Nepabūgo savo priešininkų baudos aikštelėje, nepaisant to bloko praėjusį kartą. Ir apskritai, tose pirmose rungtynėse taip pat Mindaugas Kuzminskas buvo X faktorius, kadangi per jį žaisdami žalgiriečiai kelis kartus užsidirbo taškų, palikdami Mindaugą Kuzminską žaisti 1 prieš 1 prieš mažesnį ir netokį energingą priešininką. Rimantui Kaukėnui antroji pražanga šiandien. Ir Rimantas Kaukėnas neblogai tikrai sužaidęs šio mačo atkarpą, sėdėsi ant suolo. Grįžo į aikštę Marko Popovičius. Urtasūno metimas iš toli, netaiklus Mindaugas Kuzminskas ir čia laimi dvikovą po savojo krepšiu. Vienas pats per visą aikštę ir Serhijui Vidaliui pražanga. Tai yra 2 baudos metimai. Ir nereikia čia taip purtyti galvos ir apsimesti, kad nieko nebuvo. Erlas Kalavojus, pavojingas gynėjas, grįžta į Malagos Unikakos 5 aikštelėje. Mindaugas Kuzminskas tuo tarpu tęsė savo puikų pasirodymą. 7. Mindaugo Kuzminsko taškas šiandien. Kaka iš tikrųjų palanki komanda. Prieš kitas ne visada ir laiko tiek gauna pažaisti Kauno Žalgirio komandos lengvasis kraštas. Tuo tarpu šiandien kol kas neblogai pradėjęs rungtynes. Startinėme 5 Tremelas Dardinas, sėdė ant atsarginių žaidėjo suolo. Luka Žoričius. 2 jo taškai. Doni Magratas, Darijus Lavrinovičiui, Mindaugas Kuzminskas. Jo metimas iš toli ir viskas šiandien pataiko kol kas Mindaugas Kuzminskas. 3 taškis, kuris didina Kauno Žalgirio pranašumą iki 4. 33-29. Štai čia pataikymo procentas metant iš tolimų distancijų. Žalgiris meta 2 taikliau už savo varžovus iš toli. Čia nėra pražangos. Viskas pagal taisyklės. Toks teisėjo sprendimas. Darijus Lavrinovičius pasijungęs. Gal paskutinysis prie šios atakos padaro tai itin sėkmingai ir po idealiai jam atiduoto kamulio ir dėjimo iš viršaus. Žalgiris priekyje 35-29, o sirgaliai, aišku, Malagos Unikakos sirgaliai švilpia dėl to, kad yra įsitikinę, jog buvo pražanga. Team can make player to get hot like us. No exist team on the world. Okay, let's define confidence. First of all, defensively. Good defensive position with rebound. Not easy shot, not easy basket. Okay, fast break. If no, with this chemistry, okay. 3 down, 3 up, 4 down. No any problem. What do you want? But move the ball, move the ball, move the ball. It's okay. Let's go. Let's go. Nėra ne vienos kitos tokios komandos pasaulyje, kuri galėtų leisti vienam žaidėjui pelnyti tiek daug taškų per tokią trumpą atkarpą. Kalba buvo apie Mindaugą Kuzminską. Čia aš cituoju Jasmino Repešos žodžius, nors sakyčiau, kad galima būtų jiems paprieštarauti.
dėl to, kad mažiausiai viena tokia komanda, kuri gali leisti blikstelti kuriam nors varžovui, šiandien žaidžia prieš Malagos Unikaką. Marko Popovičius. Vis dar neatsikratęs to labai svarbaus pralaimėjimo kartelio. Kalbėjo jis apie būsimą mačą, kalbėjo apie tai, kad žinoma šiose rungtynėse reikia siekti pergalės. Reikia įrodyti savo pranašumą ir reikia kovoti tol, kol bus bent minimali viltis patekti į Eurolygos ketvirtfinalį. Bet kalbėdamas tai vis tiek dar buvo mintise. Tame pralaimėtame mače prieš Atėnų Panathinaikos komandą. Kamuolys išsisuka iš lanko. Mindaugas Kuzminskas atkovojo jį, Marko Popovičius priekyje, bando pasiekti Viljamso pavyzdžių, gaila, jog nepavyksta Marko Popovičiui. Ir ko gero sprendimas buvo geras, 3 varžovai buvo gynyboje, o proga metimui nebloga. Serkis Vidalis, jo metimas netaiklus, dar kartą leidžia mesti jam Žalgiris iš tos pačios vietos ir dar kartą prameta Serkis Vidalis ir dar kartą grįžta kamuolys į Malagos Unikakos rankas. Erlas Kalovėjus. Vidalis pagailėjo dabar perdavimą Luka Žoričiui, bet pelno taškus pats. 31-35. Minutė 37 sekundės iki antro ketvirčio pabaigos. Doni Magratas. Pavyksta Žalgiriui šį ataką, užstrigo jį dar tada ten prie tritaškio linijos, kada perlaikė kamuolį Doni Magratas, o po to jau užstrigo ir palei galinę liniją jį gavęs Mindaugas Kuzminskas. Netaiklus metimas, tačiau pražanga. Mario Delošui kovoja dėl kamuolio, Žalgiris neturi 5 komandinių pražangų. Doni Magratas pataikęs tą vienintelį tritaškį. Sėdasi ant suolo, bet kaip ir kalbėjo apie jį Jonas Plasa. Jo darbas, jeigu puolėjo darbas yra kovoti dėl kamuolių, jeigu snaiperio darbas yra mesti tritaškius, tai Doni Magrato misija aikštelėje yra gerokai sudėtingesnė. Jis yra kūrėjas, jis turi kurti ir jis turi valdyti žaidimą. Na, tai žaidėjo pozicija visada yra viena iš komplikuočiausių ir viena iš tų, kurioje dažniausiai žaidžia labai kūrybingi ir labai talentingi krepšininkai. Na, bet gavo progos atsikvėpti ir visiškai žvalus. Grįžo į aikštę Oliveris Lafaetas. Grįžo į aikštę ir Tremilas Dardinas. Ir Kšištofas Lavrinovičius taip pat. Erlas Kalovėjus nepataiko, tačiau kelis pastarosius kartus. Ne vieną dvikovą po savojo krepšiu pralaimėjo žalgiriečiai. Keturiasdešimt sekundžių iki antro ketvirčio pabaigos. Ketvirčio, kurį Žalgiris laimi. Ir laimi užtikrintai dėl to, kad Tremilas Dardinas prie tos persvaros prideda dar ir taiklų tolimo metimą. 38-31. Kauno Žalgirio komandos snaiperiai šiandien šaudo taikliai. 6 tritaškai iš 10. Unikaka negali laikyti kamuolio iki pat pabaigos. Erlas Kalovėjus. Serkis Vidalis. Viską padarė Erlas Kalovėjus, kad Serkio Vidalio proga mesti būtų gera. Serkis Vidalis, tiesą sakant, nėra pats patikimiausias snaiperis. Žalgiris atsikovojo kamuolį, bet jau nieko nebedaro per tas likusias 2 sekundės. Geras, puikus buvo Žalgirio antrasis kėlinys ir po jo žalgiriečiai turi 7 taškų persvarą. 38-31 ir va tokie akmeniniai ir keisti. Entuziastingai pradėjusių šias rungtynes Malagos Unikakos krepšininkų veidai po to antrojo kėlinio. Didžioji pertrauka dabar. Turkish Airlines.